Double Coffee yra franšizė, dabar jie vidinių nesusitarimų yra draskomi dėl skirtingų krypčių, kuriomis nori judėti 4 pagrindiniai akcininkai. Ir buvo visas toks, galima sakyti, praktiškai iš anekdotų lygio atvejais. Padalinys Kijeve vakare veikia šalia konsultacinės kompanijos Deloitte. Ir pasibaigė darbo diena Deloitte, didelė grupė, apie 20 konsultantų, pabaigė kažkokį didelį projektą, pailsėti, Double Coffee ir nusprendė, kad neprisimena, jie tam su Ispanijos kažkokį darė projektą, nusprendė, kad reikia gerti mojito. Romas, viską kitą, reikia gerti mojito. Mojito yra, jeigu kas nežino, tai yra grūstas rudas cukrus, sirupas, mėtų lapai, romas ir laimė. Ir vyko taip, kad taip įsismagino tie konsultantai, pasibaigė rudas cukrus. Be rudo cukraus kaip jau ne mojito ypač konsultantams. Viskas turi būti teisingai, standartizuota. Ką daryti? Double Coffee turi vidinį tinklą. Intranetą, taip vadinama, gali realiu laiku susisiekti su bet kurio veikiančiu padaliniu, pažiūrėti forumus įvairiausius ir surasti sprendimus, jeigu jų nėra žinynus. Manau, kad žininė nebuvo ir negalėjo būti ir po šito įvykio neatsirado. Ką daryti, jeigu pasibaigė rudas cukrus? Reikia jį užsakyti. Labai paprastai. O užsakyti nebuvo įmanoma, nes vėlyvas vakaras ir kitą dieną tik atvažiuos. Ką daryti? Didelė grupė gerų klientų ir reikia kažką spręsti. Nedaug dėvė atėjo, pasakė, neturim rudo. Baltas tiks, pasakė, rumas neasmeninis įžeidimas. Ir kažkas sako, iš kitos šalies, iš Baltarusijos, sako, turėjom panašią bėdą, kažkas pamiršo. Buvo vienodos pakuotės rudo cukrus ir nepastebėjo, kad pasibaigė. Pamiršo kažkas užsakyti ar dar kažkas buvo. Tai sako, padarėm labai paprastai. Yra pečiai, paėmė baltą cukrų, paėmė kolą, užpylė, į pečių, padžiavino, įmetė. Koks skirtumas, kad ten kolos skonis, jie jau geria po ketvirtą vakitą. Svarbu, kad cukrus būtų rudas. O ir išeitys. Tokie reikalai. Tai ačiū uždėmesį, jeigu klausimų nėra. Tai iškosim išeičių. Jo, pirmin. Dėkui, prašau.